Nu, diplomą reikia gauti, o paskui jau tada tu žiūrėsi. Ir jie paskui žiūri. Pažiūrėkite, kiek nelaimingų žmonių. 70%, čia buvo, man atrodo, 17 metų statistika, 70, net nenori dirbti pagal specialybę, kurią įgyjo. Net nenori. Įgyjo specialybę, gavo diplomą ir net nenori. 15% dirba pagal specialybę, kurią įgyjo, dar 15 norėtų. Na, negavo darbo, dar kažkas susiklojo. Bet kaip tie 7 iš 10 pasirinko? Taigi, kai mes sakome, kad vaikas yra unikalus, kad jis yra kažkoks kitoks, nestandartinis, visi jie unikalus. Patikėkit, kiekvienas 11 ar 12 gali 100% realizuoti save. Kodėl paskui pabaigę 7 iš 10 nenori dirbti pagal tai, ką įgyjo? Todėl, kad negalvojo apie pasirinkimą, neatskleidė savo potencialą ir nenuėjo tuo keliu. Ir labai dažnai mes turime nepakankamus iššūkius ir būna, kad konsultacijų metu mes matuojame potencialą. Pasižiūrim, koks yra potencialas ir kas to potencialo galima